nereikia. Ne. O dabar tu čia atsivežiai labai skanų pyragą, mes čia visus klausytojus pavaišintume, iš tikrųjų, tai tikrai bent mintimis, kad jums papasakok, iš ko padarytas. Darius pasakė, kad atsiveš Andželą sveikuolišką, taip beros pasakė, ar ne, sveikuolišką pyragą. Tai aš, kadangi mano buvo iš 3D matricos. Labai gražus, bet kiek emocijų sukėlė gražios ir iš karto tarsi pasimaitinau, nevalgiusi jau. Spalvomis. Jo, ir ta mintimis visas uogas į vidų įdėjau viską. Jo, tai paaiškinsiu, kodėl mano pyragas 3D ir truputį turi 4D, už tai, kad ten dėta truputėlį sviesto ir cukraus. O šiaip juodieji serbentai, tai supratau, kad mano dar, matricinis pyragas. Bet jau keliauja, neslaigyčiau. O dabar tavo pyragas. Mano ten ant ribos gal taus. Dar irgi žinau, kad, kažinai, ketvirtam yra. Nes vienas dalykas, kas keptas, kaip bebūtų, tik tiek, kad galbūt čia yra burokėliai, viskas yra. Burokėliai. Kaip įdomu. Ir taip, nėra miltų ar kaip čia? Miltų nėra, bet yra, taip, keli šaukštai riešutų. Miltų. Oi, kaip įdomu. Saulėgrąžų miltus pasidariau pati, susiblenderiavau. Ir jau apie miltus kalbant taip. O taip tai burokėlis, bananų turbūt, žinokit. Šokoladas. Ką turiu, žinokit, O tai kaip tą burokėlį, jį virtą, žalią? Ne, virtų nereikia, jį tiesiog aš susitarkuoju truputėlį smulkiau jį, tai būna tas toks ne burokėlių tarka. Bulvės tarka, ne? Ir net, galima ir nebūtinai bulvių tarka. Galima ir bulvių tarka, kad kuo smulkiau, kad eitų išspausti sultis. Taip. Sultis, be abejo, sultis aš išgersiu grįžusi. Žaliavalgį turėjo savo sulčių, kadangi aš iš čia vaišinu, sultis namuose. O tiršiai va į pyragą keliavo. Į pyragą, tai tada gal tą receptą kažkaip, reiškia burokėliai dedasi? Tai burokėlis, kiaušinukas, nes kaip bebūtų valgo jo. Ir žinokit, stevijos, natūralios stevijos, cukraus, žolė. Garintas stevija tenais tokiais lašiukais naudoju aš. Ir medaus šaukštas, bet su kaupu jau medutis buvo. Aišku, be abejo, irgi fruktozė, irgi čia... Šokoladą pamet. Šokoladą juodą, bet jau tokį, žinot, kur būna 95, 800%. Tai ką tos tamsios spalvos, žinot, kad gautus. Tai ką sudomino iš tikrųjų... O riebalas yra kokoso. Taip, tai ką sudomino, tai rašykit jau čia po tuo duokit žinoti, tikrai Andžela daugiau pasidaryti. Gaila skonių neįs paragauti, bet dar Lingita, žinokit, nespėjau paragauti. Aš jau čia klausau, man čia viskas taip įdomu, aš jau čia pasiruošiu. Dar nespėjau, jinai pasakys paskui, ar skanu ar ne. Maniškis vadariuks jau viską, žinokit, į Lingitus patikalą suvalgė, ir kavą išgėrė, ir pyragą suvalgė. Tai labai. Tai už mus viską. Tai dabar jau tu suvalgai, Dariau, tai tada mes galėsim vaišintis, o galiu tave pakalbinti, paklausti, kaip tas sąmoningumas tavo, iš tikrųjų, man buvo pradžia. Čia pradėjom apie tuos demonus kalbėti ir dabar būtent tas laikas, tamsus laikas, tas vadinamas vyno pagarbinimas, tai tas vynas tai yra personažas, kuris iš Anglijos, iš Amerikos, tas Helovynas turbūt atėjęs, ar ne? Ir žodžiu, tai kaip tavo manimu, kas čia per šventė iš viso ir kaip tu matai šitą visą velnyną? Jeigu sąžiningai, tai aš viską taip matau, kad jeigu per save matau, tai aš savo nedraušiu nei naujų metų švęsti, nei Helovyno švęsti, nei iš vis nieko savo nedraušiu švęsti, nes aš visas tas šventes matau kitaip. Bet jeigu žmonės įsivaizduoja, kad Helovynas jiem yra šventė, tada jie blogai tai daro. Bet reikėtų išjausti, kad tu, sakykime, kažkokiam tai, aišku, ten tie rūbų apsirengimai, tie visi kiti taip, tai dalyvauja tam egregorio, sakykime, spalvose, bet jeigu tu ten gali save pasidaryti kažkokio tai yra angelo ir gali tarp tų demonų būti ir tu aš visada, kaip sakau, svarbu, kad tu, kai išjauti, kad kitiems suvibruotum, gal kad būdama šalia tuos demonus angelais paverstum savo buvimu. Nereikia šalinti su kartais švenčių, ratelių, buvimų, ar ten švečiavimus, ar ten, aš net, tokias mano darbas yra, pavyzdžiui, aš ten daug vyrų pas mane yra kolektyve, tai jie ir alkoholį, ir ten dar kažką, ir visada jie žiūri į mane, stebi mane, ir visai sako, ir
Ir aš matau, kai jie, vis tiek jie mintise tai jie šviesėja, nes jie mato, jie iš pradžių iš manęs juokėsi, taip savotiškai pašiepdavo, tai nevalgo, tai alkoholį negeria. Dabar jau viskas, jau nebėra. Dabar visi dabar klausia, kaip čia tu jautiesi. Dabar aš kai su jais dar ir pasportuoju, tai dabar jie klausia, vieną klausia, tai iš kur pas tave tiek jėgų? Jie valgo mėsą, jie visą kitą ir jie už mane jaučiasi silpnesni. Ir energijos stygių mažesni. Tai vat, aš specialiai jiem demonstruoju, taip, kad prie jų valgau, ką darausi, žalius patiekalus, salotas, visą kitą, kad jie tai stebėdami, jiem kažkokia suvibruotų, kad jie gal kam nors kitam perduos tą informaciją. Taip. Ir kitam žmogui gal tik paprasto dalykėlio užteks parodys mano nuotrauką, sakys, va tas, va žinok, nevalgo mėsos jau 10 metų, sportuoja su mum ir sveikas kaip ridikas ir gal kitam žmogui tiek tai reikės ir iš šviesais pasižiūrės. Aš nesišalintų tokių dalykų, vibruoja dėl tų visų švenčių, taip, aš viską žinau, tas egregoras yra bet kas, šiandien mano draugai išvažiavo žiūrėti Žalgirio rungtynių krepšinio, taigi irgi egregoras. Taip. Didžiulis egregoras, koncertai vaikai eina, egregoras, bet aš galėčiau irgi nueiti koncertą, jeigu aš jį žiūrėčiau kitaip, ta prasme, nereikia ten atsipalaiduoti, kad be proto šoktum, ten kažkur ten sąmonė išeina. Jeigu tu klausaisi muzikos, jeigu tu susikaupęs, girdi balsą kažkur, o nedalyvauja kažkokiam tai ten sąmonės išsitaškime, tai vėl tas koncertas tu kitaip jį priimi, tu kitaip ten kaip, aišku, tas buvimas kartu sukuria tą bendrą sukuria, kad kaip būni, bet aš kitą kartą sakau, gal būdama šalia kažkam irgi kažkas pamatys kažką, gal irgi kažkam suvibruos, gal kažkad, kad gal ir taip galima gražiai koncertą klausytis, ar ten dar, aš taip stengiuosi, nežinau, man tai visada, kaip pasakyti, mano visada mintis, kad nesišalinti kitų žmonių, kad kitiem savo buvimu galėčiau padėti, kad kiti galėtų tai per šoną stebėdami kažką irgi atsidaryti, nes aš šviesą įžeminti, ar ne, žmonėms. Būtent ir aš nebijau. Aš aišku, Helovyną, sakyčiau, šiandien kaip tik mačiau, Lingita papasakojo, aš taip permačiau ir kaip tik šiandien dar prieš Lingitą važiuojant gavau pakvietimą į Helovyną. Ir pakvietė draugai, kurie irgi nėra visiškai nesąmoningi, jie irgi valom dangų dalyvauja ir visa kita. Ir jie daro Helovyną ir ten sakė, susirinks kaip ir bohemiški žmonės, ten visa kita. Ir ten sako, ką apsirengti ir aš galvoju, vis tiek reikia nueiti. Mes gal su Andžela apsirengsim kažką tokio, kad nebūtų demoniško, būtų kažką šviesaus, bet įtiktumėm į kompaniją. Ir kaip sakant, šalia nevartodami alkoholio ir mes puikiai labai mokamės linksmintis be alkoholio, galėtumėm parodyti, kad ir su alkoholiu gal gali žmonės netaip smagiai jausis kaip be alkoholio. Taip. Ir tai mes užtat nesišalinam tos bendruomenės, kad ten pabūti. Kaip išneši šviesą, nebūdamas tamsoj. Tai jeigu tu būsi savo kiautę, lukšte, tai kaip tave pamatys, kad ten kas to lukšto viduje. Tai reikia vis tiek iš to lukšto išeiti, kad parodyti kažką. Tai aš bet sakyčiau tik tada, kai tu turi jėgų tame dalyvauti. Jeigu tu neturi jėgų ir jeigu tu žinai, kad naudosi alkoholį, ten po to įsitrauksi į kažkokią tą bendrą ritualą, taip, tada pavojingas tokias, sakykime, šiandien energiją tu atiduosi tam demonams, tiem visiems egregorams, tave nutrauks, nužemins ir tu vėl ten kurį tą laiką vėl tu turėsi šviesintis, tą sąmonę grynintis ir visą kitą, kad vėl tu galėtum būti. Tas užkritimas labai gerai sakė, tuose šventyse tą šviesą skleisti ir mityboje tas pats, tu kaip maitinėsi, kaip tu sakai, matai šviesų, kažkaip žmogus pasikeitęs, jaunesnis atrodo. Tiesiog, žinokit, visa giminė, pavyzdžiui, pas mane nori. Tai, Andželiukai, ką mums atsisakyti, patarimą duok. Jeigu neši dovanų, tai neši kažką, žauleles kažkokias. Ir Lingita mums žaulelių pririnkų ir dovanų paruošė, šiaip galiu ačiū pasakyti. Ir mes taip pat, žinokit, nešam tai, kad sveikatintus, kad būtų švies. Ir paskui klausė, jau brolis mano, kas vieną trečiadienį pasnikauja. Jisai taip, ir kai aš kasdieną pasnikauju 16-20 valandų, kiekvieną dieną jau 6, tai tikrai 6 metų. Tai protarpinė. Tai mūsų jau gyvenimo būdas. Tai jau gyvenimo būdas, ne? 16 valandų. Ištisai. Jau 16 mažiausia, jau mažiausia ir daugiau. Tai ko nevalgai pusryčių ar vakarienių? Pusryčių nevalgai. Aš po darbo.
Aš po darbo Po grįžtu, darbo. po O darbo dalį grįžtu. Tai pas mane laikrodis taip yra, išmušė 1 valanda, aš tada pradedu valgyti. Iki 1 valandos aš nevalgau. Aišku. O po to tai gali tas pasibaigimas, tai yra, tai jeigu aš šiandien nesportuosiu, nes aš turiu tokią, kad vakarais mėgstu sportuoti su ganteliais, nes tai yra amžius jau mano 50, kad raumenis, kaip sakant, tonuse palaikyti, aš kaip sakau, užsimenu fizinę mankštą stiprią. Tai tada aš valgysiu dar, gal kokią 8 vakarą. Jeigu aš to nedarysiu, tai gal 5 valandą man ir pasibaigia mityba. Tai aš nuo 1 iki 5 valgau. Tai turiu pasakyti, kad labai gražiai atrodai, tikrai dar pasakys savo amžių, aš tikrai duočiau kokį, 30 tai maksimum. Metų, nes Jis numažino jam daugiau. Mane vaikai dažnai klausia, tai tėte, kiek dabar tau metų, aš visada sakydavau 26. Tai sakau, dabar man jau 36. Labai tikrai Juokauju. šaunuoliu. Ir vat, kai sakai, pasnikauti ar nevalgyti, ir kaip tu sakai, nori irgi eiti, gal į tą nevalgystę, kažkaip iš tikrųjų esu bandžiusi pusę mėnesio, kas 2 dieną valgyti. Taip. Irgi taip intuityviai. Kažkur nepavalgiau, iki vakarų buvo taip, kad grįžau namo labai vėlai, bet šiandien gal tada nevalgyti, jeigu aš jau nenorėjau tiek ilgai valgyti, nuėjau miegoti ir tada kitos dienos, kaip visada tą protarpinį padariau, tai gavosi virš 36 valandų, kartais ir 40 valandų ir supratau, kad aš jau kas 2 dieną valgau, intuityviai taip, ne? Ir paskui Darius buvo grįžęs, sakau, tu žinai, dar aš biškį dar papasnikausiu kokias 3 dienas dar, bet aš tiesiog negeriu, nevalgau ir negeriu. Tai dar 4 dienas dadėjau iki to, 4 dienas iš vis nevalgyti ir negerti. Ir po to nuėjau tyrimus pasidaryti. Ir jie buvo puikūs, žinokit. Va tokie, sakau, nelauksiu, kol atsistatys, bet va, specialiai nueisiu po viso šito, kaip mano organizmas, kaip jis jaučiasi, gal nusekinau, gal ar kažkaip, ar tai labai baisu. Tikrai yra labai įdomu stebėti savo kūną, kaip jis reaguoja. O jis, man atrodo, tiesiog sintezuoti pradeda jisai iš oro. Taigi mes, mūsų oda, taigi yra didžiausias organas. Ir vandenį mes per odą galim gauti. Taip. Taigi visur yra drėgmė. Ir mes kai kempinį sugeriam. Man kiek reikia, tiek pasisavina mano audyti. Aš taip įsivaizduoju, žinokite. Aišku, maudomis. Beje, prie jūros buvom. Aš visas dienas vaikščiau basa prie jūros. Žinokit, nešalta. Dabar tai yra spalio mėnuo. Taip. Ir aš 8 km nuėjau basa. 8 km basa prie jūrių, pajūrių. Žinokit, taip karšta. Jisai su kepurė, su šaliku ir su pirštinėm, o aš pradėjau nusirenginėti ir basa dar. Žodžiu, labai vaikšto gerai energija ir nešalta tiesiog kojom netgi, ne, vaikštant basa. Anksčiau visą valgį buvau, ledinės kojos. Ledinės kojos. Vilnonės, einu miegoti su vilnoniam kojinėm. Da kol sušilu, su halatu turiu pagulėti, nes kraujotika, matyti, prastoka būdavo. Aišku, ten priemonių niekada mano spaudimas labai žemas yra. Vis laik būdavo žemas, mano, ten 110 būdavo, tarkim, ir žemiau gali. Su sesė vaikščiodom čia metus laiko, kai protarpinis ir mėsytė dar buvo, tai kiekvieną rytą mes 5:30 išeinam Panemonių, Jurbarke gyvenau, taigi anksčiau. Tai vaikščiodom ir grįžtam namo, mamytė, pamatuok spaudimą mūsų. Sakom, jau pavaikščiom, jau po valandos laiko, 96 viršutinis. O karšta, žandai raudoni, žemas tas spaudimas. Tai dar viską nepasigeria, tai aš pagirsiu. Tai aš esu sekėjas jos visada iš paskos, nes jinai čia tokia, kaip sakant, to kelrodė, jin kūrėja, jinai moteris, nes aš esu matęs tokią, kaip sakyti, tą sąmoningą sapną buvau pasinėręs ir aš tokį vaizdinį esu matęs, kad stovi, ir pas mane ten ir dažnai aš tokius darbus ten darau, tai yra, jinai yra ta kūryba, o aš esu tas sargas, kuris stovi už nugaros ir kad jokie ten pavojai, kaip sakant, jos kūrybai ne... O čia tai va įdomu, va čia jau galim net naują laidą įrašinėti, kokią įdomią informaciją Darius mums pradėjo pasakoti. Tai žodžiu, vyras turi būti kaip angelas moteriai. Aš nežinau, čia kiekvieno kitaip, pas mane taip yra, tai čia ar čia kiekvienas toks vyras gali būti. Aš ten esu kai kurių mergaičių apžiūrėtas ir ten, sakykime, tai jos regresyviniai, tai jos sakė, kad aš esu juodasis orionas, tai kuris virsta dabar į baltąjį orioną. Tai yra toksai, kaip sakyti, juodasis orionas, tai yra kaip ir tas, kaip sakykime, ir tie reptiloidinės tokios, su reptiloidais susiję ten kažkas, tai bet
Bet jis yra tams, kad vieninteliai orionai, kurie baltieji ir juodieji, kurie gali ir būti ir juodas, gali būti ir baltas. Jis gali pajuoduoti, gali pabaltuoti. Nu, sakė, kad aš dabar jau daug reinkarnacijų baltėjų ir tam stengiuosi. Ir man visada, bent kas įdomiausia, kai jos nieko apie mane nežinojo, skaitant pažiūrėjau. Tai man labai patiko daug detalių, kad aš gyvenime daug labai sudėliojau. Tai taip, kaip sakant, ir dabar, ir po to man pajų regresyvinės, kas ir aš pradėjau tada. Iki tol pas mane taip nebuvo. Jos tada turbūt atidarė mane. Ir aš dabar pats galiu tada, bet vienas, aš įveinu ir tada daug tokių, net kartais, jeigu būna žmonių, kartais sako, tai jūs ten kalba, ką jūs ten mato, ten nori netikėti, bet man, kad su savo patirtim, kad aš kartais kaip pats vienas nueinu, kažką ten pamatau, kažką ten išjaučiu, kažką ten padarau. Ir po kokių 2-3 dienų, kur kažkur regresyvinės girdžiu, ir jos apie tą patį kalbą. Tai kaip galima sakyti, kad to neegzistuoja, taip, to nėra, ar ten kažką... Jeigu ta informacija... Jeigu aš būčiau po to išgirdęs... Taip, jeigu aš būčiau po to išgirdęs, tai galėčiau moksliškai pradėti traktuoti, čia gal išgirdau pasąmonės lygį, ten atsapnavau, ten kažkur tai... Ten, sakykime, galima tokį dalyką, teorijas privesti, bet jeigu aš esu pirmas tavo vaizdinio matytojas, o po to tik išgirstu apie tą patį, tai aš negaliu būti abejoti tokiais dalykais, kaip sakant. Taip. Ir tai labai gerai, kai tu pradedi pats vaikščioti tokius dalykus, pats pradedi išjausti, pats pradedi suprasti ir tada pats nustoji abejoti. Kartais tada tos abejonės tave palieka, kai palieka abejonės, tada tu visiškai kitas žmogus palieki. Kitam lygmenį, tada su tais demonais tu nebepradedi abejoti. Taip tu gali suabejoti, tu matai tą demoną, nematai, žinai, nežinai, o kai tu jau pajauti, kad tu jau to nebeabejoji, tai tie demonai visi kaip armijai, įsirikiavę, bijo net mirktelt, kaip sakant. Aš tai man tai taip kartais užtat sako, baimė, kas ta baimė, kai tu demoną pamatai, kad tas demonas stovi, ten nėra ko bijoti. Jis pats tavęs bijo. Taip, jisai ten, aš kartais juos su užuojauta ten pasižiūriu, nes jie tokie nekūrybingi, nes mes esam tos kūrybinės detalės, jie per tą kūrybą per mus perleidžia. Nes jie nemoka nieko sukurti, jie stiprus, jie turi tų galių, jie ten visą ką manipuliatoriai, bet jie neturi kūrybos, nulis kūrybos. Ir jie per mus tą viską kūrė. Mes tai esam tą kūrybinę tą sėklą, per kurią jie sukuria ir tada jie tik pasisavina tą mūsų kūrybą. Iš mūsų, aišku, ne konkrečiai iš manęs, gal ne iš Lingitos, gal ne iš Andželos, bet tai tie žmonės, per kuriem yra manipuliuojami. Į tą kūrybą jie ten... Irgi prisijungimų, visko, kiek mes einam į meditacijas, iš tikrųjų, tai aš noriu ir padėkoti Darijui, kad aš iš tavęs pirmo turbūt išgirdau, kad mes visi tuos šalmus turim mum uždėti ir ant ausų, ir ant akių. Ir pradėjau per tas meditacijas, kur vedu, kad tiesiog nusijimti pradžiai tą galogramą nuo akių, ar ne? O kaip, iš kur tau ta informacija atėjo, kad tu pasidalinai ir paskleidai ir dabar aš skleidžiu toliau? Širpai eina per nugarą, jaučiu per rankas, taip toksai, tai net nežinau, čia ta energijos jau vaikšto. Tai paprasčiausiai įvėjau ir ten mačiau tam tuose, kaip pasakyti, kaip sapnai vadinkime. Įveini, sąmoningas tas sapnas. O tu kaip labai gražiai man tas patiko. Praktikavais, mokėsi kažkur? Niekur nesimokiau, niekur, paprasčiausiai vieną kartą atsiguliau ir aš jau būdavo taip atsiguliu ir ką ten kas mato. Ir tada vis guliu, tai šviesa kokios, žiburiukas išlenda, tai koks taškiukas, tai kažkur ten kaip liktai dangus nušvistų kažkur pakrašty ir taip ieškau, sakau, ir ką, ar aš pamatysiu, ar aš nematysiu, tai duokit man pamatyti, duokit pažiūrėti, jeigu man lemta, ar su savim taip kalbėdavau, su savim ir su, kaip sakant, su aukštesniuoju aš, ar ten su mano kūrėju, nes aš irgi esu dievas, tik tai yra kūrėjas vienintelis, kaip sakant, mes visi dievai šioje žemėje labai patinka, kaip sakant, nes mes taip pat visi, nes dievo, kaip mes galim būti ne dievai, jeigu mes iš dievo. Iš kūrėjo. Taip, nelogiška, tai logika. Jeigu mes esame jo dalis, tai mes ir esam ta pati. Tik tiek, kad jis yra sukūrė pagal savo aukštesnis, kaip sakant. Tai mes turim jam pagarbą duoti, kad mes esam jo dalelė, tos didžiosios dalies dalelė.
tik tiek, kad mes gal pasiklystam čia ateinam, ar ne? Mes klaidinami Ir čia. Mes batareikos. tiesiog pasijungia prie mūsų, maitinasi, mes skanus maistas. Taip, mes maistas, bet maitinimo elementas, visa kita, kuris jau išnaudoja. Ir viskas, ir tokiu būdu, ir vienu metu pradėjo plaukti viskas. Pradėjo plaukti. Ir aš, kas įdomiausia, aš ten nieko nevaldau. Man kas labiausiai patinka, sako, tai ką ten tu, aš ten nieko nevaldau, aš ten stebiu. Kaip ten mano antras aš viską daro, kaip sakant. Jis ten viską atlieka už mane, aš tik tai stebiu, žiūriu, oi kaip ten kokios, ir aš suprantu, kad tai mano tos pačios galimybės, tik tai visą žemę jų realizuoti negaliu, nes tai fizinis kūnas, avataras mano nesugeba tokių veiksmų atlikti. O jis ten, kaip sakant, ir mane ten ir nuskraidina, ir ten kosminius laivus, aš ten pamatau, kokie ten ateina ir ten būtybės, ir tie aštunkojai, ir ten tikrai jie persiekėja, ir tikrai jie ten aplink mus raitasi, ten, ir ten susigrumti su jais tenka, bet vienintelis dalykas, tai tikrai demonus esu matęs, bet jie tikrai jokio pavojo man nekelia, ir tas įdomiausia, kad jie net nesistengia prie manęs eiti, bet aštunkojai, visi ten ir taip visokios ten tos būtybės, kur pavadinimo aš nežinau, bet jie žinau, kad yra tuos pavadinimus turi, aš nesidomėjau, jas egzistuoja, jos ten. Nu tai aš turiu paantrinti, nes iš tikrųjų kiekvieną dieną turiu tas regrėtinės hipnozės ir einam su žmonėm, ir žmonės, kurie niekada neįsivaizdavo, kad turi, ir vorų begalės, įvairiausių lervų, visokie pajungimai, laidai, šniūrai, prie stuburo prisijungimai. Tiesiog labai daug tų pasijungimų. Su šlangom tai jisai ypač didelę patirtį turi. Jo, tai to šlangos, tai taip, man jos visada rezonuoja ten labai stipriai, ir aš matau kaip vyram ypatingam vyram, nuo stuburo, tos šlangos, net aš ten ir būtent dėl to, kad kūrybos būtybė yra moteris. Jinai kūrė, mes visada kažkaip nuvertinam tą moterį ir save kartais vyrai labai save išliausime, kažkokie mes ten ypatingi, nieko neypatingi. Mes ypatingi tuo, kad mes labai ypatingai mokam iš moterų nugręžti energiją ir perduoti matricai. Ir viskas. Mes esam labai puikūs tarpininkai. Ir moteris tai yra ta, kurią mes puikiai jas net užtenka vyrui gerai nužiūrinėti moterį, jis jau prikabino jai šlangą ir jis jau ją nusiribinėja ir perdada per save. Ir tam vyrui paprasčiausiai tą matricą palieka ten 50% tos energijos, kad jis galėtų. Užtat šeichai visi ten turi daug žmonų, visą ką, kad jiem dar daugiau turėtų tos energijos, kad jie dar būtų stipresni už kitus. Užtat sako, kurie turi vyrai, visi, pasižiūrėkit, visi verslininkai didieji, kurie turi daug meilužių, daug visokių nes jiems reikia daug moteriškos energijos, kad jis būtų stiprus, nes matricai reikia atiduoti ir savo pasilikti. Tai jas dalyvauja tame tokiam žaidime matricos. Nu čia tavo žodžiai, aš manau, daug moterų išgydys širdžių, ne, ir paguos, kad tokie žodžiai, tikrai labai, tiesiog, Tai užtat aš įvėjęs. Aš žado netekau. Įvėjęs ten, tai visada visiems, Andželos, kaip sakant, broliam, vaikam, visada savo žentukam, visiems pusbroliam, visada tas draskau nuo stuburų, kad kuo jie mažiau galėtų nuo savo artimųjų mūsų klasterio moterų ir draugų ir visų nutraukinėti energiją ir perdavinėti tai matricai. Aha, o tai dabar kaip sąmoningas vyras, jau man šiurpai pradėjo eiti, kaip tas sąmoningas vyras turėtų tą moterį apsaugot, kaip jis nurinkti tas lervas su tuo stuburu, kaip turėtų visą tai vykti? O moterim aš nemačiau nei vieno pajungimo. Nėra. Pas moterį? Vyrai tai ir šalmai, ir batai, ir ten, o pas moterį nematau tokių dalykų. Aš bent jau nematau. Bet klausia, kaip tas vyras, kad nepasijungtų prie tos moteris, kaip sąmoningui vyrui neprisijungtų. Ne, tai sąmoningas vyras tai turi tas, aš ir pats esu buvęs lavelasas ir ten ir ištvirkęs ir visa kita, ir labai daug su savim dirbu, kad aš tik jaučiu, kad pas mane jau daug kas pasikeitė yra, ir mano žvilgsnis į moterį kartais, aš net kartais pagaunu, kad vis tiek nužiūrinėjau moterį. Pas mane taip atsitinka, bet tik tiek, kad suprantu, kad mano žvilgsnis seksualiai to nebemato. Anksčiau aš net kartais pagaunu, tai kaip aš anksčiau baisiai žiūrėdavau į tą visą reikalą, net save sarmata pasidaro. O paprasčiausiai
o moteris va tas ir yra, kodėl sukurta industrija tų madų, visokių ant podiumo vaikščiotų, kad kuo vyrai daugiau žiūrėtų į tas moteris ir kuo daugiau tų šlangų prisikabinėtų, kad nužiūrėjimo tam manija, kad ten seksualumas, kad mergaitės vaikščiotų kuo daugiau apsinuoginusios, kad kuo vyras daugiau pasižiūrėtų į ją, kad tą šlangą prikabintų. Aha, žodžiu, tai tie žemieji astralai, tenais tas visas demoninas maitinasi jų šitą Matrica, grinai matrica. seksualinę energiją. Taip, ne? O kur pasijungime? Prie stuburo, prie apatinių čakrų? Vyrai grinai prie stuburo. Vat kai prasideda nuo kaklo iki pats šiknos to, iki stubinkaulio. Viskas tokia, kuo vyras, kaip sakant, daugiau, tai tos net suakmenėjusios būna tos šlangos nuo to jau seno įdirbio, kaip sakant. Tai. Sunku net O moterim kažkaip tai nežinau, man tokia visada, čia gal kiekvieno kūryba, aišku, atsiranda, man tai tokios skraistės dedasi, aš visada moterim dedu skraistės, tokios net nemoku pasakyti, kaip būna, sakykime, kokia merinosio ten vilnos, kokios ten numekstos, tokios putlės, tokios su didelėm akytėm, tokios kaip skraistės, tokios lengvos, tokios ir apsigubia moteris, aš tokios man dedasi, kad jos kažkaip tai, nežinau, kas tas skraistė, niekados nenagrinėjau, niekados neanalizavau, bet jos pas mane rankose ir aš jos taip uždedu, tai jos taip gražiai taip apsigubia, aš taip... Kaip apsauga, būtent. O tai, būtent. pavyzdžiui, moteris, jeigu nešioja tas karas, tos indų moteris, tos karos, gal irgi turi prasmę? Nesusimašiau. Pirmą kartą išgirdau klausimą. Net įdomu, nes jeigu tu sakai, dedi kaip apsauga tom moterim, tai gal... Bet gal čia ir yra tas, žiūrėkit, kad jos pridengia kūną, o vyrai neturi ką žiūrėti. Tos skraistės tokios ilgos. Ir jos tada plevena ir jos atmuša tą žvilgsnį, tik tai nukreipia į gražų. O mūsų, žiūrėkit, tai bamba, kad matytus, krūtinės kirškirptis nuogos kojos, krūtinės, kaklai nuogi. O ten, žiūrėkit, iki pat galų, rūbeliai, žiūrėkit, apsigaubusios jos skraistės, tas vis tiek uždengia taip, nors aišku, nebereikalo, gal aš kartais, dabar mintis tokia atėjo. Arabų visos moteris yra apsigaubę, kad tik tais tie vyrai savo galėtų, tik tais maitinti savo moterim, o kiti nesimaitintų, kad jos jiem brandintų energiją. Atėjo dabar toks atsakymas. Tai ta energija labai skani, tiesiog vyrams jinai labai reikalinga, kad jie galėtų realizuoti save, taip? Man tokia... Manipuliuoti pasaulį. Ta prasme, gal ne vien tik piniginės, ir būtent vyras prieš kitus vyrus būtų toks, jaustųsi toksai stipresnis, nes ne viengi fizinė jėga yra ir vidinė jėga. Aš kartais dabar net suprantu, kad aš dabar, kai paskutinių kažkaip tais metais, kad nebūtinai fizinė jėga gali sutramdyti didelį žmogų, stiprų. Taip. Aš net esu taip pajutęs, netgi kartais dabar gal paskutinių kokius metus, kad aš žvilgsniu galiu sustabdyti bet kokį kitą ten, kuris net akis nudelbė į apačią, net nenori nei čia kažkaip, bet man taip yra susitikę. Ne gal šviesa. O kas tai? Aš sakyčiau, netgi vieną kartą analizavom su Andžela, taip susėdę, sakom, kas čia taip, ir kaip tik išėjo pokalbis, kad buvo tokios, sakykime, užaugęs aš sakykime, nepriklausomybė, banditizmo laikais, sakykime, ten ir tas mūsų tas miestas, tas Panevėžys toksai, sakykime, toksai neeilinis toksai buvo, sakykime, daug nusikalstamo pasaulio, daug ten ir, sakykime, mano žvilgsnis, kaip sakant, sustabdė agresyvų vyrą, sakykime, kuris buvo labai agresyvus, bet aš savo žvilgsnį ne tą, kad grožį kažką demonstravau, bet kažkokią tai energiją, pliūpsnį daviau taip, kad jisai būtent sutriko. Man tas įdomiausia buvo, kad patyriau tokį jausmą, įdomu, kad jis sutriko, akis nuleido, nors jisai buvo toks, atrodo, regresyvus ir kažkas gal būtų buvę ir toliau veiksmų. Tai tas demonas jame turbūt išsigando tavęs, ar ne, tavo galios? Nežinau, aš galvoju, man tai pasirodė, kad pliūpsnis iš akių išėjo, aš net sakau, kas čia buvo, man tai tiek aš nepagalvojau, kad gal... Sako, gal kitame žmogumi, tas demonas, galėjo savo šviesos, tas energijos padavimas, sustabdė tame kitame žmoguje. Nes tas demoniuks, kaip sakom, jisai... Gal ir jo, ir sustingo gal, bet supratau, kad būtent vidinė energija yra stipresnė nei fizinė energija. Nors aš labai stengiuosi ir fiziškai save palaikyti, bet man tokia
sąsaja, kad ne visi stipriausi buvo tie, kurie buvo fiziškai. Tai dabar noriu tavęs dabar klausti, kai, tokio patarimo gal vyrams daugiau, kurie ieško iš tikrųjų tos galios vidinės ar nesąmoningi vyrai ir jiems kaip išstovėti prieš tos demonus ir kaip jiems apsaugot galbūt savo moterį ir kaip dirbti su tais demonais. Aš tai galvočiau, pirma kūryba yra moteris. Jis vis tiek sukurs tau visą planą. Svarbu neužriežk nosies ir nedemonstruok, kad tu kažkoks ypatingas vyras. Niekad tu neypatingas. Tu esi tas, net, kaip sakyt, tu esi moters dalis, kaip sakyt, kuri, būtent tu esi sarga, angelas sargas turi būti moters. Vat jeigu tu tą funkciją suprasi, tai tau pagalbos daugiau nieko nereikės. O norint būti angelas sargas, taip, o jeigu angelas sargas, tai tu visada turi suprasti, tu turi būti sveikas, fiziškai pasiruošęs ir blaivus. Viskas, daugiau tau iš tavęs nieko nereikia. Jeigu tu tiek būsi, daugiau savaime viskas vystysis ten. Moters kūryba tau padės viską padaryti, nes moteris niekada nenorės, kad tu būtum sergantis, šleivas, kreivas, ar ten nelaimingas, jinai visadagi kūrė ką, kad būtų aplink ją visi laimingi, sveiki, tvarkingi, tai moters kūryba, jai netgi patinka tai daryti. O vyrui kas patinka, jie labai patinka gerai jaustis, kai moteris yra laiminga šalia, kūrybinga šalia, tai tada ir tu tada jautiesi puikiai, kaip sako. Jeigu tai sudėsi tas dvi dalis, tai tada gaunasi labai puikiai. O kaip tau pavyko įveikti tą savo ego, tą vyrišką, kaip tu dabar kalbi, tai iš tikrųjų labai daug turbūt reikia dirbti vyrui su savim, su savo protu, kad jis taip nueitų į savo širdį ir išjaustų, ką tu jauti ir ką kalbi. Sakyčiau, tai savotiška gal ir meilė turi būti moteriai. Jeigu jausi tą meilę moteriai, tada tau bus nesunkus kelias. Nes, sakykime, Andžela mane surado tokiu, kad aš, sakykime, gėriu pakankamai ir alkoholio ir galėjau gatvėje su kiekvienu turėti konfliktą ir ten nieks manęs nestabdė ir aš ten klausiausi. Aišku, aš jau buvau pajautęs, kad kažkas nori manyje keistis, bet aš dar pats nesupratau, ko aš ieškau. Nes mūsų susipažinimas su Andžela toks irgi kosminis, kaip ir čia, sakykime, ir tas negerimas vandens kažkas. Tai, nes irgi mes taip uždavėm mintį, aš svajojau, sakau, dar aš, kaip sakant, tuo metu sakiau, gal ne Dievas, gal sakiau, bet kažkokiu tai kūrėjau, bet nes aš visada kažkaip į Dievą keistai žiūrėdavau, kad ir nuo vaikystės aš ir pridardavau, močiutei labai buvo religinga, kad visa kita, bet man tas Dievas niekada neatsisijavosi, kad jis yra būtent tas prikaltas prie kryžiaus kažkaip tai, kad jisai kažkur yra kažkokia šviesa danguje ir visada aš ten kažkaip su savim pakalbėdavau. Taip ir kalbėjau, kad per naujus metus taip. Grįžau iš draugų, atsiguliau, sakau, blemba, kaip, Dieve, duok man, sakau, kokią moterį, kad sakau, kad nesvarbu, kiek tų metų, nesvarbu kaip, svarbu, kad būtų gera, kad galėčiau taip kažką pajusti. Ir taip, nes po tų savo, tų klystkelio ir taip, jinai taip pat grįžo iš draugų tą patį ir tokį pat norą. Ir nepatikėsit, mes paprastą puslapį draugai, abudu įsiregistravom vos net ten tuo pačiu laiku ir išsiuntėm ir viens kitam tik mirksiuką, tik pamirksėjom ir viskas. O po to, kai tik tais pradėjom bendrauti, gal pirmą savaitę, tai gal po 3-4 valandas tik miegodavom, daugiau visą ištisą parą tik kalbėdavom. Kalbėdavom, žinokit, be sustojimo. 18-20, sakom, jau reiktų miegoti, jau už 2 valandų keltis, reikia į darbą. O mes dar kalbam. Bet žinokit, mes ne tik, kaip įsivaizduoju, įsimylėjai, bet mes dar nebuvom susitikę, ne? Mes nebuvom susitikę, bet tos kalbos buvo, tokios pasaulietinis ir kas yra moteris, kas yra, jau mūsų tie norai buvo, jau mes subrendę, ne? Ir tie norai mūsų kitam žmogui, ne kiek reikalavimai, bet tokie, kosminiai, sakyčiau, nes analizuodavom, kas yra moteris, kaip svarbu moteriai būti, koks vyras yra, kas vyras turi šalia moters būti ir taip ieškojom sąsajų, kaip kilti abiem kartu į tą, nes abudu kažkokie apsilamdę, apsitalžę, visko kaip gyvenime. Tokie kaip deimantai nušlifuoti jau. Bet jau norai stiprus buvo. Bet manyje kas buvo, tai aš žinojau, ko noriu ir jau tikrai neleisiu niekam skriausti ir niekar tą valią. Atsirado manyje valia labai didelė. Ir turbūt ir tiem vyrams, turbūt, kurie
pareikštų turbūt valiaus, reikia pasakyti, ko nori tikrai. Ko iš tos moters nori, ko pats jisai nori, iš to gyvenimo, nepasislėpti, nuo savęs nesislėpti reikia, nes vyrai, gal moteris drąsesnis yra pasakyti, ko nori, ne? Vyrai gal dabiškai tokie save prisisaugant, kaip tu širdį atversi, ne? Nu, kaip tu pasakysi, kad moteris tu man, kad aš, tokia bijau suskysti, gal, nes kaip bebūtų moteriai, vyras, visi kaip ir vaiką truputėlį žiūrime, mes jį aptučiuojam, apglostom, ir tie mūsų maistai su meilė, pagamta arba ta kita ir ta kava kitokia, ne. Aišku, mes moteris turim pasistengti, kad keistųsi tas vyras. O tai jums reikia dar kažką dirbti su savim, ar kažką apšlifuoti, ar jūs tai susitikot, kaip Oi, mes tai žinau, aš tai sakau, oi, demonus gaudom už uodegos. Mes tai demonus gaudom. Žiūrėk, jau demonas sakau, žiūrėk, už uodegos. Ir taip, sakau, stop, žiūrėk, jau čia ne mes. Ir pakonfliktavę esam, ir balsą pakėlė, ir visokių vinguoji. Patikėkit. Arėm tą arklį pasikinkę, tikrai, bet labai smagu eiti tų sąmoningumų keliu kartu, kai tą pačią Abudu susikertam, po to abudu analizuojam, kur čia tas buvo to uodegos galas, kaip čia visą kavį, kur čia išsuktą siūlo galą atrast, kaip sakyt, kad išryšt tą mazgą, kad tų mazgų nieko nepririšt, išryšt tos demonus, aš kaip sakau, aš tai pradėjau ir net ryšinėti iš vis gyvenime. Vis pamesgi, kiek prisirišę tų mazgų nuo pat, tada neaišku dar kiek atsinešėm iš praeitis, Gariam Konrad. Ir dabar aš kartais net, jeigu turiu laisvą laiko atsigulęs, tai aš kartais galvoju, sukasi visas gyvenimas nuo pat pradžios. Ir kur tik tais buvo kažkokia padaryta, kažkokia tai neteisinga prisiminimas, tai ateina kažką neteisingą padariau, tai aš iškart galvoju, kaip tai reikėjo man teisingai pasielgti. Dabar pagal dabartinį mano akis. Ir tada persprendžiu tą problemą, atsiprašau, kažką tai perleidžiu tą viską iš naujo ir paleidžiu. Ir viskas, ir nebegrįžta pas mane. Ir jeigu tik vėl kažką prisiminiu, netingi dar kartą pergalvoti, gal sakau, tuo metu gal negalvoju, gal neteisingai dar iki galo pergalvoju, dar kartą pergalvoju, kaip čia reikėjo daryti ir vėl iš naujo. Tik ateina ta mintis vėl kokia, nes dėl ko jos ateina. Taigi, aš manau, ne be reikalo jos irgi ateina kažkokie prisiminimai, tai jeigu tu galvosi, kad viskas ateina be reikalo, tai gal be reikalo ir gyvenam tada. Tai bet jeigu jos atėjo kažkokiu momentu, reiškia, dėl kažko jinai atėjo. Tai tu pagalvok, dėl ko atėjo. Tai ar ten kažkokia tau pamoka, ar ten kažką negerai, permąstai, pergalvoji. Jeigu gera buvo mintis, tai pasidžiaugiai, kaip sakant, atėjo. Tai jeigu kažką, tai pergalvoji, kad viską išryšti. Kuo daugiau išryšti šiam gyvenime, tuo mažiau ryšti reikės kitam gyvenime. Tai noriu dabar klausti, o šitą kažkokie tai mokymai gal bus vyrams, kur bus mokoma, kaip dirbti su demonais, kaip jų nebijoti, kaip mylėti moterį, gal kažkoks planuoji mokymus ateiti daryti, dirbti šitą darbą? Niekad nieko negalvoju, savęs net gurūnėse, net negalvoju, nemačiau savęs. Kas įdomiausia, dar aš iš vis, sakiau, eisiu pas Lingytę, kad pasižiūrėti iš vis kokia tas mano paskirtis, kas čia yra, kodėl, ką aš save, net kartais man nežinau, kur mano tas, koks tas yra kūrėjo planas, kur čia visa, nes aš kartais ten ir esu pažįstamų drakonų ten turiu tenai kažkur tai. Ir nemanau, kad drakonai visi yra blogi, aš tai galvoju, kad drakonai buvo mūsų praeitis, tie, kurie man padėjo, mes su kuriais sąveikavom. Mums čia yra tik tai įskiepyta, kad drakonas yra kažkas blogo. Yra tie blogieji, bet yra tikrai tų gerų drakonų ir aš tikrai vieną, tai net, žinau, esu per regresyvinę išgirdau ir aš apsiverkiau, man vos neištiko, net nežinau kaip čia pasakyti, toksai drebulys, aš ten drebėjau, girdėjau ir tada supratau, kad aš tą drakoną pažįstu, taip netyčiukais, beklausydamas kitų žmonių, regresyvinių, aš taip išgirdau, tai taip man buvo suvibravo, kad aš ten po to ir pats tada susitikau su drakonė ir aš supratau ir pažinau ir skraidžiau ir supratau, kad tai mano draugė, kuri yra, net ir vardą turi, ir jinai Lietuvoje ir Lietuvą saugo, taip net įdomiai, taip
net ir dabar taip graudu biškį. Nu šiaip, jeigu vat, kaip dirbant su demonais, vat, juos atjungiant, jų nereikia nei vaikyti, nei jų Ne. tiesiog klausti, ko jie moko. Ir jie patys pasikabina. Taip. Pasakai, jeigu aš, pavyzdžiui, nu jau ačiū, atitarnavai man, tą emociją jau atitarnavo man ir viskas. Ir pasakai, kad aš daugiau tavęs nemaitinsiu. Ir jie pasitraukia, jų nereikia. Labai puikiai pasakė vienas išminčius, sako, jeigu prūde vien karosiukai gyvena ir nėra lydekos, jie nesveiki kaip karosai, tai pas tam. Reikia lydekos. Aišku. Tai tas demonas yra lydeka, kad mes, kaip sakant, kad mus kažkas biški pavaikytų, kad mes pradėtumėm ir mąstyti, ir galvoti, ir daryti, ir kažką, o ne taip, kad nes nebėra tos kūrybos, nu kas ten, nieko nėra pavojų dabar žmogus, jeigu nėra aplinkinio išorės jokių dirgiklių, jisai degraduoja. Nu tai šiaip tai pas mus visus yra tos reptilinės smegenys ir iš esmės mumyse kiekviename gyvena tas drakoninis, visi šitie dalykai gyvena. Pulk, konkuruok, griebk, atimk, ar ne? Jo, tai Griebk, slėpkis, bėk, nu žodžiu, taip. atimk, pasiimk. Nu tai gerai, dabar tada palinkėkit kažką, tai tikrai jūs kaip sąmoningi žmonės, ką galėtumėt palinkėti? Aš tai visiems labai visada linkiu meilės, šviesos, sveikatos, kaip sakant, kad ten visiems, sakant, mylėkim vienas kitą, nes tikrai, kai vienas kitą mylėsim, nereikės mums ten kovoti nei valdžioj, nei tautoj, nei kaiminystėj, visi vienas kitam ištiesia ranką ten, padėsim ir tokia, tada tikrai būsim tikroj laimėj. Ačiū Dariau. Nu, Andžela, ką tu galėtum palinkėti? Ką aš žinau, taip vibruoja, kad mes moteris įsiklausykime tuos savo vyrus. Jie irgi turi norų, turi svajonių, paskui juos palenkiam, gražiai, švelniai, taip kantriai. Trūksta kartais tas gyvenimas, labai tau sutink, bėgam, lekiam, tos mamos, daug darbo, o jeigu dar vienišos, tai dar sunkiau yra. Bet ir svajokim ir ateis. Svajokim, norėkim ir tikrai ateis. Ir tikri norai, valingi norai, jie pildosi visi. Ir įsipildys mums visi norai. Tai va dar pridurčiau prie Andželo žodžio, labai gerai priminė, aš jai visada sakydavau, tu mane taip taisyk. Aš visada pajusiu, kad tu mane taisai, bet kad man neskaudėtų. Galvoj man neskaudėtų. O kur skauda vyrams? Ne, ta prasme, O vyrams kur nu, kad skauda? kai moteris kažką Ambicijas daro, kažką ar per, jaučiasi, tai- kad per smarkiai lenkia, Jau savo ar skaudžiai per tu mane kažką, čia kažką skaudžiai tai, sako. kad, vat, sakau, aš visada suprasiu, kad tu ir man darai, tik tais, nu, nedrastiškai, kad nepulk iškart, nelenk, nespausk, kad neužsidaryčiau, kaip sakant. Taip, aš vis tiek suprasiu, kad tu darai. Mes gudrūs Tik tais, kad esam, gudriai, sakau, tu moki gudriai, sakau. Gudriai. daryk. Moterim gudriom reikia būti, Taip. ne? Nes mes, žinokit, vis tiek gudresnis. O tai kaip dar? Bet jie, žinokit, protingesni. Jie labai daug turi, daug išminties, labai daug. Aš pati sakau, papasakok tu man, kad tu te matei ir mane irgi veda. Irgi nėra taip, kad jis tik aš čia. Jisai labai daug ir aš mokausi ir pažįstu daug visokių dalykų. Tai žodžiu, supratau, vyrams tinka, kai moteris gyvatės, tai joms nieko, kad taip apeina. Nu, mesgi moteris mokam daug darbų ir vaiką pasakom ir iškepėm tuo pačiu metu telefonu pakalbėjom ir dar vyrui kažką tai ir tuo pačiu lankščiai, meiliai. Lankščiai meiliai. Aš dar irgi mokinuosi tą daryti, žinokit, kad nepavyksta, jis sako, jau tu man čia skaudžiai jau. Skaudžiai. Aha, tai galbūt kitą kartą pergalvosiu, kaip pasakyti tam tikrus dalykus, nelepinant, gali ir tvirtai pasakyti, bet kažkokį tokį, tokio, kad neskaudėtų, nes kiekvienas mūsų vyras unikalus ir kitoks, ir kas tam tinka, gal kitam netinka. Tai, žodžiu, aš supratau, jūs labai gerbėt skausmą kito, skauda ir jūs pamatot jį ir sakot, man skauda, ne, Dalius sako, man skauda, ir jūs persvarstot, ar ne, tą visą. Ir man taip pat skaudžiai padaro. Taip. Ir jūs paskambina, aš ten atsiprašau, tikrai atsiprašau. Bet man smagu ir aš tikrai viens kitam atsiprašyti, žinok, koks geras, smagus dalykas. Galvoju, tai taip skaudžiai, taip negerai, bet kaip gera būna, žinokit, pasakyti. Ir iškart paleidė, atriši tą visą dalyką. Ir tarsi ta vieta jau įsisprendžia, žinokit, iš karto. Nes jūs negilinigi.
Taip. Ir nereikia aiškintis, ten diskutuoti, krapštyti, tos raštus, Teisintis. teisintis, taip. Tiesiog, kad daugiau nepasikartotų, tiesiog paleisti. Netgi kitą kartą sunkiau yra pasiteisinimų tų sugalvojimas, nei, kaip sakant, Taip. teisybės pasisakymas. Kiek reikia to melo prikurti, kad kažką tai pateisintum, kažkokią tai detalę. Kai tu teisybę pasakėjai, o išsiaiškinai, atsiprašai ir viskas aišku. Per širdį. Jeigu pajutai, kad ten kažkur ten biškai sufalšyfinai, tai paimk ir pasakyk, kad falšyfai padariau, negerai pasakiau, negerai padariau, pasielgiau. Žodisgi skaudus dalykas, žodis skaudus. Energija. Bet tai kaip išeina, kad vyrai kaip ir jautresni truputėlį žodžiams negu moteris, ar kaip? Jie neparodo, gal žinau. Neparodo. Aš galvoju, kad neparodo. Gal Darius, mano dabar toks atviras, pradžioj būdavo labai sunku, žinokit, principingas. Tiesa, žinot, kaip vyras čia mano tiesa, valdžia, žinot, kaip pas vyrą. Tiesiai šviesiai. Taip. O kai tu tą jau sąveikauji kartu, tai tada labai paprasta taip. Labai paprasta gyveni tą. Vyrams tas sunku ten save parodyti, kad tu gali būti, nebūtinai, kad tu esi fiziškai stipresnis, tai tu ir gudresnis. Tai tas ir ne tik, kad fiziškai, ten, jam visada tas gal nuo vaikystės vyram tas lyderiavimas toks įskiepytas, toks yra, ir jisai šeimoje bando lyderiauti. Tai moteris gal turėtų tam leisti būti tuo lyderiu, bet aš kaip sakau, tugi vis tiek mano kaklas, aš galvoju, kaip pasuksiu, tai bus. Tik tais, kad viskas neskaudžiai, taip, kad neskaudėtų. Su galva, bet neskaudėtų. Kad ir nesuprastų. Kad neskaudėtų, sakau. O kuri moteris dabar norės pakenkti savo vyrui, savo gerbuvui, savo aplinkai, taigi vyrą taip suksi, kad ir jam labai bus gerai, ir tau bus labai gerai, tavo vaikams bus gerai, taigi viską, jinai kuria, kad kūryba, čia kūryba. Ir tas pasakymas yra kūryba, kaip? Kūryba. Žodžiu, ir kaklas be galvos nekas, ir galva be kaklo. Mes be jų niekai. Nebus ką sukinėti, o galvoje irgi. Tai ką, labai mėlėjai, dėkoju Jums, dėkoju, kad atvyko, dėkoju, kad dalinotės labai tokia įdomia informacija. Ir ką sakau, atsisveikinam, iki susitikimo. Iki.